politinės prostitutės. Klandestainas rašo, visi prisiminot, kaip Ukrainos kariuomenė kepia vieną po kito hypinius video įrašus ir reklamas savo kabutėse kontrapolimui. O pasirodo, kad garsiai deklaruoti savo priešui, kad du atakuoji, nėra taktiškai labai gera idėja. Ir Ukraina buvo labiau susifokusavusi į lėšų rinkimą negu tikrojo karo laimėjimą. Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогів землі! Вбив моїх братів! Готівників моїх посадок! Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! Щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Щоб вбивати ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь, Отець наш Небесний! Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! Žodžiu, tokia buvo karinė reklama ukrainietiška. Toks šlovingasis kontrapolimas, kuris žlugo fiasko baisingų su didžiausiam aukom vargšų ukrainiečių. Na ir kągi, toksai Konstantinas Kisinas rašo. Aš buvau vienas iš pačių vokaliausių, garsiausių palaikytojų, reiškia, mūsų pagalbos Ukrainai. Tai buvo teisingas dalykas, kurį reikėjo daryti. Tačiau dabar atėjo laikas užbaigti karą Ukrainoje. Reiškia, aš buvau vokalus palaikytojas Ukrainos kovoje už suverenumą nuo tos dienos, kai buvo invazija prasidėjo. Aš nejaučiu malonumo rašydama šį straipsnį. Iš ties aš darau tai su sunkia širdim, tačiau atėjo laikas užbaigti karą Ukrainoje, kad aiškiai išreikšti niekas iš to, kas seka, neteigia, kad Ukraina blogai darė save gindama, tačiau mes buvome neteisūs jos skatindami kad mes buvome neteisūs jos skatindami ir kad mes buvome neteisūs, reiškia skirdami ženklę, finansinę ir kitokią pagalbą. Kitaip sakant, gladiatorių žaidimai yra beveik pasibaigę, koliziejus skirstosi ir gaujos kraujo troškulys jau yra iššvaistytas. Ir kažkada, reiškia, sveikinę šitos visus karus, šitą visą kovą sveikinę, šitie skandavo Ukraina, Ukraina. Dabar tyliai nusimetinėja savo vėliavas į savo šiukšliadėžes pakeliui į lauk iš koliziejaus. Kitaip sakant, prasidėjo mielieji Ukrainos nuleidinėjimas. Štai pavyzdžiui, Londonas pasakė, oficialusis Londonas, kad Ukrainos karas santykinai yra statinis, kad pasistumėjimai, reiškia, žlugo ir kad oro pajėgumai nėra jaučiami. Kitaip sakant, visi dabar sako, kad užstrigo stalemate. Tai yra, kaip čia išsiverstų, aklavietė. Kad karas yra aklavietėje. Jie dabar visi pripažįsta, kad karas yra aklavietėje ir jie visi gražiai sutiks, reiškia, kad tik išsisukt kažkaip susitvarkyti, kad Ukraina būtų sudraskyta ir Rusija atitektų dalis. Pamatysit, kai ateis laikas. Greičiausiai, kad taip ir bus. Reiškia, visi nori taikos. Staiga, iš niekur, iš lempos, visi pradėjo kalbėti apie taiką. Klandestainas rašo, taigi šitos aklavietės naratyvo šalininkai desperadiškai yra už jos susikabinę ir laikosi ir kabo. Jie mano, kad karas baigėsi abiejose pusėse. Absoliučiai ignoruodami faktą, kad Rusijai nesibaigė kariai, įranga ir finansavimas ir taip toliau. Visą tai baigėsi tik tais Ukrainai. Tai buvo dildomasis karas, kaip čia, dilimo karas. Ukraina pralošė jį. Ukraina sudilo. Jinai išsiekvojo, bandydama pralaužti gynybinės linijas ir varydama vis naujas ir naujas savo karių ir transporto bangas tiesiai į minų laukus, kur jie buvo masiškai naikinami ir yra dabar.
Rusija yra patenkinti sėdinti savo labai stipriai, kaip sakant, apsaugotose pozicijose, leisdama Ukrainai siūsti bangą po bangos kareivių į jų žudimo zonas, be jokio oro palaikymo. Ir tada Rusija pareikš, pasiims tiek Ukrainos, kiek jie norės. Po to, kai Ukraina pasiduos, kadangi jie nebeturi jokių karių. Karas nėra aklavietėje. Tai yra labai išreklamuotas Ukrainos kontrapuolimas buvo aklavietė. O tai reiškia, kad jisai žlugo. O Rusija vis dar visiškai kontroliuoja situaciją ir jų reikalavimai, kaip sakant, jų reikalavimų netitikus NATO arba Ukrainai, jie tęs toliau, kaip sakant, Ukrainos kasnelį po kasnelio, kaip sakant, tol, kol visą tai baigsis, tol, kol jie išbus ilgiau negu Ukraina. Taigi neleiskit propagandistams jūsų apklausinti, tai apkvailinti. Tai yra baigta Ukrainai, tai yra sutrukdant tiesioginė Jungtinių valstybių intervencijai ir pilnos skalės trečiam pasauliniam karui. Nebus Ukrainai palaikymo. Pinigai Ukrainai baigėsi. Mačiau internete, bet tiesiog dėl labai didelio kiekio net nedėjau. Kas darosi interneto tam tikrose kanaluose, reiškia, tai Ukrainos troliai, Ukrainos botai klykia, kad karas tikrasis yra ne Izraelį, karas yra pas mus. Jie desperatiškai bando pritraukti pasaulio dėmesį, kurio jie nebeturi. Tai yra baisu, tai yra šlikštų, tai aš čia tikrai nesidžiaugiu tais dalykais, nėra čia ko džiaugtis, bet tai yra va taip. Pentagonas, pavyzdžiui, prieš metus laiko buvo įsitikinęs, kad Amerika galės nuversti Putiną ir parklupdyti Rusiją ant jos kelių. O dabar mes sakome Ukrainoje siekti taikos, po to, kai 500 000 žmonių mirė. Hubris yra nerealus. Hubris tai yra, pasipūtimas. Nerealus pasipūtimas. Nes Jungtinių valstijų NBC feikinės naujienos praneša. Feikinės naujienos, mėlyjei, praneša. Kad Jungtinių valstijų ir Europos oficialai pradėjo tyliai kalbinti Ukrainos vyriausybę, kad dėl galimų taikos derybų su Rusija, reiškia, kurios galėtų užbaigti karą, pasak dabartinio vyresnio Jungtinių valstijų pareigūno ir buvusio vyresnio Jungtinių valstijų pareigūno. NBC News tokį pareiškė. Reiškia, visi jau nori taikos, valdininkėliai, kažkaip tai kažkas atsitiko. Zelenskis buvo pakvietęs Trumpą į Ukrainą, pareiškė, kad jam reikia dar 1 metų palaikymo ir kad jis Trumpui per 24 minutės. Kaip Trumpas pasakė, kad galėtų per 24 valandas nutraukti karą, ką jis greičiausiai ir galėtų padaryti atlikęs elementarius kelis veiksmus. Tai dabar, reiškia, Zelenskis pasakė, kad jis paaiškintų per 24 minutės, kad Trumpas niekaip nenutrauktų karo, netidavęs Rusijai dalies Ukrainos. Jis tai vardino viską taip, kaip yra. Įtarimą turiu, kad viskas tom ir baigsis, kad Rusija atiteks dalis Ukrainos. Ir kitaip nebus, nes patys suprantat, kad bus saugomi, kaip visuomet, pretekstas yra labai aiškus, rusakalbiai tose teritorijose. Kaip ir viskas aišku, ar ne, klausimų nėra. Na, nesigilinsim dabar į tos klausimus, kas yra Ukraina, kaip jos su jom sienom. Čia ir taip viskas aišku, bet mes matom dabar žodžių žaidimą paviršiui, visiems matomą žodžių žaidimą. Trumpas atsakė į Zelenskio kvietimą, pasakęs, aš labai gerbiu prezidentą Zelenskį, bet aš manau, kad būtų netaisyklinga man dabar keliauti į Ukrainą šiuo metu. Bidono administracija tvarkosi su jom dabar ir aš nenoriu sukelti interesų konflikto, jisai pasakė. Na, kitaip sakant, dar betrūktų nušiusti Zelenskio dėžutę degtukų po viso šito dalyko. Nelys ten Trumpas, nepavyks jo ten įkišti ir jo įvelt. Jisai bus taikdarys, galų galiai jisai bus taikdarys, bet jis negelbės Ukrainos režimo. Tai jau yra akivaizdu. Na ir Ukrainoje beje konfliktas tarp Zelenskio ir buvusio gynybos ministro, kuris leidžia vieną vaizdą po kito dabar kaltindama Zelenskį ir ten reiškia. Ir panašu, kad bręsta valstybinis perversmas. Na, taip kad panašu, kad kažkieno dienos eina į pabaigą. Ir geruoju tai tikrai nesibaigs po visko, kas įvyko. Ir neturėtų šiaip jau baigtis geruoju kažkam. Neturėtų. Tuo tarpu Zelenskis buvo slaptam susitikime 21 rugsėjo. Priminsiu tik tais, nes čia nenaujas, bet o jisai buvo privačiam susitikime su JP Morganu, Google ir Blackstone, reiškia, atstovais, dėl bandė išvilioti pinigų, reiškia, atstatyti Ukrainai.
Kitaip sakant, pinigų reikia iš visur, tame tarpe ir iš valstybių, tame tarpe ir iš JP Morgano, ir iš BlackRocko, ir iš Blackstone'o, ir iš Google'o, ir iš kitų korporacijų. Žodžiu, viską suprantam, ar ne? Tengi pinigų plovykla, tengi milijardai nuplauti pinigų per visur. Ir jis kreipiasi dabar į, ne dabar, tada jis kreipiasi į šituosgi finansų pasaulio atstovus, bandydamas dar gauti pinigų, apart valstybinių pinigų. Ką jis jiems pažadėjo, čia yra kitas klausimas. Pat suprantat, kad nieks neduoda šiaip savo pinigų. Kaip jisai sakė, jeigu negali, duokit, paskolinkit. Ai. Tuo tarpu Vokietija štai neatsilieka nuo savo, kaip sakant, idiotiškų, net nemoka, kaip čia pavadinti, nuo savo idiotizmo. Ir ruošiasi perkelti Ukrainą visą batarėją iš Patriot oro gynybos sistemos, papildomai su 2 batarėjomis jau naudojamomis šitųgi Ukrainos ginkluotojų pajėgų. Vokietija toliau lenda į karą su Rusija. Toliau kursto reiškia karą. Toliau siunčia Patriot sistemas. Jūs palaukit, tas Patriot sistemas rusai gali užtraktuoti kaip branduolinį ginklą, nes jos gali nešti branduolinės galvutes. Būtent Patrioto gynybos sistemos. Bet jos jau yra. Kol kas apie tai kalbų nėra, tai gal to ir nenutiks. Bet jos gali. Esu šitą informaciją sutikęs kažkada labai labai senai. Būtent apie Patriot sistemas. Taigi Vokietija toliau kursto karą. O štai yra lapkričio 6-22 metų Q pranešimas, kuris labai įdomiai delta gaunasi šiom dienom. Kokios grupės finansuoja Ukrainą? Kodėl jas finansuoja Ukrainą? Kodėl Hunteris buvo Ukrainoje? Kuomgi tėvukas grasino, reiškia, sulaikyti nuo Ukrainai, kaip čia? Kitaip išreikšk. Bidonas pagrasino sulaikyti milijardą paskolos Ukrainai, ar ne? $1 milijardas? Kam yra iš to nauda? Kągi tėvukas gavo mainais? Kodėl Hunteris nėra kalėjime? Pagalvokit, šantažas, kyšiai, turto privartavimas, grasinimai. Kaip jūs kontroliuosit kabutėse lyderį? Kaip jūs kontroliuosit šalį? Ar jūs esat pasiruošę atsimti kontrolę? Jūsų balsai turi reikšmę, jūs turite visus įrankius, kurių jums reikia. 2022 metais, lapkričio 6, reiškia, buvo Q iškėlė šitos klausimus. Kokios grupės finansuoja Ukrainą? Tai yra karinis industrinis kompleksas. Tai yra tai, ką aš ką tik perskaičiau, JP Morganai, Blackstone ir visi kitie, reiškia, parazitėliai. Nes Ukraina yra jų projektas. Ukrainoje buvo plaunami jų pinigai. Iš Ukrainos jie gauna tai, ką jie nori. Ariel rašo, Vladimir Zelenski, ar tu supratai jau, kad Joe Bidenas nėra tikrasis prezidentas? Ar tu supratai, kad pagal vykdomą įsakymą 13.9.12 pasirašytą Donaldo Trumpo, jis yra neribotam laikui karo laiko prezidentas? Ar tu pradedi pastebėti, kad viskas, kur jisai nukeliavo, visur, kur jisai keliauja, jis vis dar keliauja su savo prezidentinė motorkada, netgi kai jisai nėra prezidentas jau metais. Galbūt kažkas tave supažindina su prezidentų ypatingųjų padėčių dekretų aktų. Galbūt kažkas tau suteikia informaciją apie 42 straipsnį. Čia yra sienos reikalai. Galbūt kažkas tau suteikia informaciją apie valdžios tęstinumą. Kadangi aš tiesiog čia sėdžiu ir galvoju dabar visą tą laiką. Kada tu galų gale apeisi aplinkui ir norėsi pakalbėti su žmogum, kuris buvo matomas kaip buvęs, reiškia, ginkluotojų pajėgų vadas, kuris neturi jokių prezidentinių galių, kurios suteikia jam teisę susitikti, kur būtų galima padiskutuoti, kaip taikiai užbaigti visą tai, jeigu liberali medija toliau pasakoja publikai, kaip Ukraina, reiškia, laimi visur, kad ir ką bedarytų Rusija ir taip toliau, taip toliau. Tai yra, jam niekas šitos informacijos nesudė, jie daugelis to nesupranta. Jie daugelis to nesupranta, elementariai nesupranta. Palaukit. Taigi buvo klipas prezidento Trumpo vaizdo įrašas, kur jisai specifiškai pareiškia, kad jis yra kad jisai karo laiko, reiškia, prezidentas yra.
leiskit paieškosiu, aš to surasiu. Na, šitas klipas tikrai egzistuoja, jis jo čia nepatikė, bet aš jį esu tikrai matęs, kuris tai taip ir pasako, aš esu karo laiko prezidentas. Vykdomasis įsakymas 13.9.12 pavadintas nacionalinės ypatingos padėties autorizavimas įsakyti pasirinktam rezervui iš tam tikriems skaičiams iš individų kaip čia parengto rezervo iš ginkluotųjų pajėgų vykdyti aktyvią tarnybą. Buvo pasirašytas 20 metų kovo 27 dieną. 20 metų kovo 23 dieną Trumpas pasakė savo klipe, kad jis yra karo laiko prezidentas, kas reiškia, kad jis niekada neprarada savo prezidentinių galių. Kodėl jūs manote, kad jis visą laiką turi motorkadą, kurią tik tais aktyvus karo pajėgų vadas gali turėti? Ir žmonės, kurie yra buvę Q varliukai, kurie dabar yra patapę troliais ir sako, nėra tokio dalyko kaip planas, eikit pačiulpkit. Kadangi mes esame vis dar po nacionalinė ypatinga padėtim. Kodėl? Todėl, kad 2020 metų rinkimai nebuvo sutvarkyti. Iš tikrųjų, buvę Q varliukai ir kiek jų jau dabar prisiveisė, kurie, kaip sakant, dabar patapo bukais elementariais troliais. Neužteko kantrybės, neužteko smegenų, nieko nepadarysi. Šnipinėjimas, nužudimo bandymai, žmonių prekyba, apkaltos, pinigų plovimas ir taip toliau ir taip toliau. I'm really happy with the job we're doing, and I'm glad that this team and me are here for this horrible thing. I mean, a number of people have said it, and I feel it, actually. I'm a wartime president.